Labas vakaras. Lietuva ne tokia jau ir didelė valstybė. Dar tiksliau, maža. Ir ačiū Dievui, jos vardą pasaulyje garsina anaiptol ne tik politikai ir sportininkai. Yra žmonių, kurie dėl Lietuvos paaukoja visą savo turtą, namus ir net šeimyninę laimę. Šį vakarą kaip tik apie tai. Pirmasis mūsų pašnekovas yra Robertas. Labas vakaras. Sveiki, gyvi. Sveiki. Robertas nori Lietuvą išblaivinti. Nemeluoju? Tiksliai pasakyta. Robertai, kaip jums gimė ta mintis iš viso? Pradėjau gyvenimą, kaip ir visi, matydamas artimuosius, matydamas visuomenę, matydamas, sovietinių laikų, reiškia, svaiginimusi pavyzdžius. Robertai, nepykit, klausiu tiesiai. Tik vieną čerką pakeldavot per progas didelės ar gerai išgerdavot? Būdavo visko, nes dirbau autokranistu ir... Ar prisigerdavot ar ne? Patraukdavau gerai, kadangi švageriai buvau mėgėjai ir kartu dirbom kranistais. Taigi tokia praeitis, o dabartis yra kitokia. Jūs statote Blaivybės tvirtovę, taip? Bet tam buvo praeitas ilgas kelias, kad pasiekti tą mintį, kad reikia tą daryti. O kaip atrodo ta tvirtovė? Kam jūs ją statot? Tvirtovė reikalinga švietimui ir pirmoje eilėje priversti vyriausybę ir visą Lietuvos gyvenimą, kad apsieitų visos tos šventės be svaiginimusi priemonių. Kaip jie atrodys? Ką mes statom? Gedimino pilį, televizijos bokštą? Mes statom... Kas tai? Tai bus didingas pastatas, kaip pavyzdžiui, kad bažnyčios yra didingi pastatai. Tai yra dvasiniai pastatai. Robertai... Taip pat dvasinis pastatas turi būti ir Blaivybės tvirtovė. Ir daugelis klausia, kada jau pradės veikti, kada galėsim įsivesti. Na, kada? Galėsim atsiųsti, kada jūs galėsit pradėti dirbti. Aš jiem ir sakau, ne tuo mes užsiimsim. Mes šviesim. Pirmoje eilėje reikia šviesti vyriausybė. Gintarė netveria, matau, turi klausimą. Prašau, Gintarė. Aš atvirai pasakęs, taip ir nesupratau, yra ta tvirtovė ar ne? Nėra, ji pradėta statyti. Bet aš girdėjau, kad tos tvirtovės sienas puošė daugybė nuotraukų. Nuotraukų yra, bet jos yra surištos su Blaivybės, reiškia, dalyvavimas blaivybinėje veikloje. O kas tai per nuotraukos? Jeigu teisingai žinau, tai yra pakeliai prikabinta... Pakeliai, taip, jūsų tėviškai prikabinta fotografija. Reiškia, prie užrašo Blaivybės tvirtovė didelėm raidėm ir 8 nuotraukos buvo pakabintos. Jaunų vyrų, reiškia, lenkimiškių, tai yra mano tėviškės gyventojų, žuvusių dėl degtinės. Tai jie buvo sovietinių laikų aukos. Nors paskutinis 16-metis, kuris buvo rastas girininko, reiškia, sodyboje, reiškia, jau buvo po nepriklausomybės paskelbimų. O sakykit, ką mano apie tai jūsų kaimynai? Blogai, be abejonės tie, kurie artimieji, reiškia, matė tas nuotraukas, nes jos yra nuplėštos. Dabar jų jau nebėra tų nuotraukų. Čia kaimynai tai padarė, ar ne? Ne kaimynai, bet tiesioginiai tie giminės, kurių tie, reiškia, žuvusieji buvo pakabinti. Reiškia, tame tarp ir mano brolio ten nuotrauka buvo. Suprantat? Mes buvom pas jūsų kaimynus, mes paklausėm, ką jie apie tai mano. Dabar reportažas. Kaip jisai kovoja šitą miestelį su alkoholizmu? Su alkoholizmu ne anam kovoti. Bet juk čia visus žmonės dabar į tą alkoholizmus kapsono kovoti, nieks nežin, gramaliausiai juo labiau. Kaip jūs galvojat, nepastatys jisai tos tvirtovės? Iš ko mums pastatys? Jeigu uns anamai pastat sudeg, gyvulę sudeg, ir uns niek naptor. Ko uns statys, uns neustatys. O kaip jūs galvojate, jis pastatys tą tvirtovę ar ne? Ne, tikra ne. Jokios viltais apie tvirtovės pastatymą.
Akit žmonės sako, pastatys. Ne. Sako, kad jisai kovoja su alkoholizmu kaime. Nu, to teisinga. Tas teisinga. Jau pijokų nekenom, žina, brolis buvo pijoks, ten čia pat mušė. Jisai mušdavo savo brolį. Taip, nesunigirkim, jauda. Robertai, kaip su to broliu? Kur jis dingo? Brolis dingo 98 metų, 7 metų spalio mėnesį. O tiesa, kad jūs jį mušdavot? Nu, matot, glostyti negalima žmogų, kuris puola tave. Puola reiškia tiesioginė to žodžio prasme. A, tai jūs tik tai gynėtės? Be abejonės. O kad jį ten mušti ir auklėti, kad iš jo padaryti kažką, tai neįmanom. Neįmanom smegenų pakeisti yra. Ir neįmanom smegenų pagydyti, kurie yra sugadinti, reiškia degtinės svaigalų pagalba. O tai kaip jūs tikit, kad ta tvirtovė veiks, jeigu ten visi tokie susirinks, jau viskas sugadinti? Visi nėra, be abejonės, visi nėra tokie jau girtuokliai, bet šitie silpnesnieji, protiškai atsilikę, juk tie apie parduotuvę trinasi, kad tik tai alaus atsigerti. Šiaip jau, pons Robertai, čia žinot, kažkaip aš žiūriu... Pons aš tai ne, baudžiauninkai. Gerai, Robertai, aš žiūriu, čia kažkaip netikiu jumis kaimynai, žmonės čia tarsi šaipos jums kalbant, bet kaip bebūtų keista, aš esu jūsų pusėj. Aš, kaip atstovaujantis Lietuvos inteligentija, aš esu už jūs. Tik tai leiskit, aš jums duosiu patarimą. Kaip sakant, nereikia pergyventi dėl to, kad ten kaimynai, kaip sakant, reiškia kažkokias abejonės, kad jūs čia nieko neturit, nieko nepastatysit. Motiejus Valančius kažkada irgi pradėjo tik tai nuo rašto kažkokio, ar ne? O tapo viso sąjūdžio, galima sakyti, flagmanu. Ir taip toliau. Bet atkreipkite dėmesį, Motiejus Valančius niekada nepanašėjo į alkoholiką, į ką, tiesą sakant, truputį panašus esat jūs. Ir ne? Motiejus Valančiaus panagės buvo švarios, jis buvo labai sklandžios šnektos apologetas, jisai labai įtaigiai kalbėjo, jisai žiūrėjo žmonėms į akis, kada kalbėjo. Kitais žodžiais, jisai turėjo įtaigą ir jis galėjo įkalbėti visus tos geriančius, liautis gerus. Pasižiūrėkite save, mano patarimas, pasidarykite tokių, kad to viso kaimo ar miestelio gyventojai norėtų būti panašus į jūs. O jums neatrodo, kad toks tokiu ir tiki? Aš įsivaizduoju, kad nuvykęs į kaimą, tamsta įspūdžio nepadarytumėt. Ne, Per švarus. Jau sudegintų pastatų, sudegintų. Asta, galbūt, iš principo, bet dar kartą prisiminus visus mūsų tautos, tarkim, didžiosius blaivininkus. Jiegi niekada nenorėjo būti panašus alkoholikais. Taip, jie galėjo sakyti, žiūrėk, koks aš buvau prieš tai, ar ne, kaip kiaulė patvari mėšlė, ar ne, besimurgdydamas. Dabar pasižiūrėk, praėjus pusei metų, koks aš esu. Visas skaniai kvepiantis, balti dantis, ar ne, štibletai lakuoti ir taip toliau. Tai yra siekiamybė. Kas nori būti panašus į alkoholiką? Manau, ne vienas iš mūsų. Aš norėčiau išplauti gerbiamo šito kalbą čia kalbu kažką. Pas jūsų kalboje naudojami kryžiuočių šiukšlės, alkoholis, alkoholikas, alkoholizmas. Tai yra kryžiuočių žodžiai, už kuriuos jūs gaunat atlyginimą ir švariom panagim sėdėt. Aš paklausiu. Jūs nieko nedirbat, Lietuva. Jūs nieko nedirbat. Aš tik paklausiu jūsų paprasto dalyko. Muilą turit namie? Aš turiu viską ir muilą viską, bet aš vakar dirbau 14 valandų juodą su tepalais darbą. Ir taisiau statybinę mašiną, reiškia, bet ne tam, kad sakyti, reiškia, kryžiuotiškus žodžius, kaip mokslininkas lietuvių kalbos sako. O jūs iš tikrųjų labai išsimokslinės, Robertai. Ko neatimsit, to neatimsit. Gerbiamas Valančius buvo Valančevskis, kryžiuočių kunigas. Ir nikoks lietuvis jis nebuvo. Nikoks lietuvis. Jis nieko nekovojo. Ponia Stanislava, išgarsėjusi Lietuvoje ir ne tik, vėliau net ir japonai sukūrė apie jūs filmą, taip pat jūs dalyvavote ir Rusijoje įvairiausiose ir knyga parašyta. Stanislava teigia, kad išsigydė sunkias ligas, valgydama tą kažkokį stebuklingą smėlį. O nieko neblėt, jeigu pijoks į viskom pavog, viskom pinigus pavog, pasidėjau 200, tu jau akivaizdomu neblėt. Palaukit, Staselė, tai dabar mūsų diskusija taip ir pakryps, kad jūs tą smėlį iš bado valgyti pradėjot, o ne dėl to, kad pasveiktumėt. Nu, žinokit, kaip ir bats, nebats, bet kraujavau 4 metus, hemoglobins bavau lėtis 60. Staselė, Edita Baltruškevičienė yra gydytoja onkologija, chemoterapeutė. Taigi jinai tikrai labai gerai išmano tas ligas ir žino. Gozas paliek monkyt, nu.
Tai iš ko? Matot, vėžio diagnozė gali sudaryti klaidingą įspūdį apie vėžio diagnozę. Kažkoks auglys odoje, kuris gali būti nepiktybinis. Galbūt jums pasakė, kad tai auglys, bet tai nereiškia, kad tai yra vėžys. Ir šitą ragiukas pradėjo kaltis į smegenų. Ragiukas taip pat nėra vėžys. O vyram kaip dažnai ragai užauga, Staselė nežino. Augi, bet man jau grina. Vėžio diagnozė nustatoma ištyrus, paėmus atminties nėra. Ištyrus. O šie visi simptomai, atminties trūkumas, kraujavimas gali būti sąlygota kitų ligų. Ir jau didelis stadija, jau vėlyvas periodas. Visi atsisakė, jau kaimynė pažiūrėti, lipiau tyrimus ten kraujas. Matot, kaimynė juk nėra jūsų daktarė. Polikliniko varniusi, pažiūrėjai man tyrimus iš tų daktarų į telšę, dabar tos svarnas išjūt man. Tai čia stebuklas, taip suprask, įvyko. Kokie čia stebukla, čia paprasčiausia. Pone Stanislava, jūsų rankose stiklainis būtent su tuo smėliu. Man dontų nabėr. 4 dontis bėr. O nu kuo? Maskvo klausiau savo vertėjai, sak, nuo omžiaus tau dontų. Galvojau, kad žemės suėdam. Ar šis smėliukas koks nors stebuklingas? Kaip jūs apskritai sugalvojat, kodėl būtinai smėliukas jūs išgydė? Nu, ar kodėl man nukreipė? O, man pats Dievas padės. A, jums dievulis pasakė, ne? Ne dievulis, bet mintis ateina. Kiek suvalgot to smėlio? Kiek galit? Kiek noriu, tik aš galenu. Jėzus Marija. Koks jos skonis? Toks pasaulus. Ar yra norinčių paragauti? Ar išdrįs kas? Va, žurnalistų tam tą patį. Ragausiu. Aš labai nedaug, gerai? Ne jau daug, nereik. Būna jūsų grybai smėlio. Mes turim šaukštelių, jeigu kam... Ne, mano skrandis pripratęs prie dviejų felių. Ateina ponia, kuris sutinka paragauti. Prašau, ragauk, atimkit šaukštelį. Kas čia per smėlis? Smėlis, kaip vaikystė, jeigu voliojasi, patenka prie jūros. Prie jūros dažnai būna giprilendai, burnai, nosį. Va, ir dar privalgyti. Ar skanu klausia jūsų iš publikos? Labai faina. Labai faina? Pradėsit ir jūs valgyti smėlį. Ačiū Dievui, kad nesargat. Priklauso priponų jau, o mes ubagai ir tokį vyrą. Pone, iš ties, aš net nebūčiau įsivaizdavęs, kad esama žmonių Lietuvoje, ES valstybėje, kurie smėlį valgo kažką. Ar tiesa, kad jūs esat patekus į Gineso rekordų knygą? Taip. Didžiuojatės tuo? Ne, man čia didžiuojimas. Kon čia gaunas, niek Kiek kilogramų suvalgėt? Nu, aš esu pasakyti, ką aš turiu laiką. Kartais išvaikščiu į baniek. Tamsta, ponė, ar jūs tik vieną smėlį valgote, ar ir kitų maisto produktų valgote? Ką jūs šiandien žurnalistai būt pamačius, man obelis apkebus obuliacijos, kas nubėlė, nieks nekonservų, nedėlg man vyrs, kaip grįžti iš gastruolių. Ką patiesi, tada on savo pasiruoš. O pati? Nieka, šimto nutver, kokį obulę, kur norint ir. Bet valgot vaisių, daržovių, mėsos valgot? Ne, mėsos nekiau, niek neauginam. Va. Gydytoja, jūsų komentaras. Smėlis nėra maisto produktas. Jame, taip, aš neneiksiu, jame gali būti mikroelementų, kurie reikalingi organizmui. Tai kaip, sakysim, jūs vartotumėt kažkokį rūšį vitaminų, kalcio, sakysim. O kad man duos pinigų, jūs duos man pinigų. Bet smėlis tikrai... Gerai, kad daktarės gauna kokius 5 tūkstančių, o kad pensijai duos... Bet ponia, paklausykit, smėlio tikrai nepakanka, kad jis užtikrintų jūsų visas gyvybinės funkcijas. Jūs pati sakėte, jūs valgot. Kokį pinigą nusipirktų jūs turite 7 karvės, jūs valgot, jūs pieną vartojat, jūs tikrai vartojate. Pieną nevaš, visi pieną. Tur 40 ton pien kuota, iš kur, jeigu 7 karvės aš neprimelšu. Pražūti su karvėmi, kiek они užpina tą mok, išves man ką.
Reikia dar iš išmokų Bet gerą tai, ponė, pagaut. tada mes sutarkim, kad jūs smėlį valgote iš bado, bet ne dėl to, kad jo išgydyti vėžį. Ne, o aš sakau, jokių priešvėžinių iš kur aš poveikių jis sustorėjau, neturi. iš kur aš jį atjaunėjau. Bet jeigu jūs nuo jo sustorėjot, nevalgysiu daugiau. A jau sako, sustorėjau. Jūs sakėte. Bet po jūsų šitos televizijos reklamos parodymo gali Lietuvoje tūkstančiai pasiekėjų atsirasti jūsų. Na, Tūkstančiai atsiras, pradės. na, kas į Tada ko? iškirtų grėsmė pliažam. Jeigu pasiekėjai su Palangos pliažą suvalgės šventosios, tai va, tada iškirtų grėsmė pliažam. Aš girdėjau pro... Ponas Algimantas, Pupų dėdė, dar vienas mūsų svečias. Labas vakaras. Žiūrėkit, Pupukis tikrai legenda. Nesu didelė žvaigždė, aš tik tai labai mažytis gal Jonvabalį žiburiukas. Bet jūs garsinat, šlovinat Lietuvą, bent jau mes čia Lietuvoje tikrai žinom, kad jūs po svietą margą važinėjat, kartais būna subyrati ratai, ar ne? Bet jūs toliau kažkaip juos remontuojat, važiuojat ir visur trispalvę keliat, tiesa? Na, matot, aš taip atsakysiu. Kiekvienas mes, gyvendami, pajuntame Dievo duotą misiją, konkrečiai savo, šioje žemėje. Aš pabaigsiu. Taip. Artojas tai realizuoja su žagrė, raštininkas su plunksna, kunigas tą realizuoja su malda. Aš pajutau Dievo duotą misiją, kad aš turiu garsinti Lietuvą. Ir tą aš darau. Parodykit kaip. Padainuosiu dainą, kad jinai būtų geresnė ta nuotaika. Pupų dėdė, prašom. Pasaulį aš nerasiu tokios kaip rozmarį. Gražiausiai iš visų mano yra rozmarį. Gražiausio vardo nėra, ji man vienas skirta. Mano į rozmarį, mano į rozmarį, mano į rozmarį miela. Mano į rozmarį, mano į rozmarį, mano į rozmarį. Į vieną. Aš supratau, vos tik išvydęs ją, kad ji užkurs mane ši mergina. Ir supratau, širdis paklydėlė pradėjo plakt smarkiau vilties pilna. Tuomet skubu pasiekas vakarą, dažnai pavydima visi draugai. Ir kaip džiugu, kai man pratarė, aš taip dėkinga tau, kad atėjai. Ei, pasaulį aš nerasiu tokios kaip rozmarį. Gražiausiai iš visų mano yra rozmarį. Gražiausio vardo nėra, ji man skirta. Mano į rozmarį, mano į rozmarį, mano į rozmarį. Į vieną. Ačiū Pupų dėdei, ačiū Virginijui, Žemaitijos akmenėliui, kuris pašokdino studijos viešnes. Aš pirmiausia noriu klausti mūsų ekspertės, profesionalės muzikantės Dainos Bilevičiūtės. Kaip vertini, Daina, šį pasirodymą? Dainelė buvo labai graži vokiška, nelietuviška, populiari, mėgėjiška tokia. O dabar tas jūsų atlikimas, jūs turite tikrai labai gražų tembrą. Ačiū, supratau. Vokiečių kalba biški, kai dainavau, atleiskit, kai dainavau vokiškai. Atleiskit biški už vokišką žargoną Bavarijos. Aš girdėjau muziką, intonacijas. Rozmary yra labai populiari Jūs daina. sakykite šitos pretenzijas tiem, kurie ištisai dainuoja angliškai. O aš dainavau lietuviškai. Ir didžiau žmonės matai. Jeigu suprantat, norit pakritikuoti žmogų ir nerandat faktų, geriau patylėkit. Aš randu, aš galiu faktus pasakyti. Gerai. Aš noriu pasakyti irgi gerą žodį. Matau. Žiūrėkit, aš radau žodį, šitą radau gerą dalyką, tai kad jūsų labai gražus tembras. Labai gražus balsas, tembras, bet, ta prasme, jums profesionaliai nereikėjo niekada nieko daryti, kaip aš suprantu, tiesiog užtenka tiek, kiek yra, ar ne? Yra paprasčiausiai profesionalumas ir yra žmogus talentas. Talentas. 1% talento, 99% darbo. Žiūrėkit,
Niekad paprasčiausiai. Tinka jaunimui darbo tiek. Niekad nebūna, kad profesionalumas būna aukščiau talento arba aukščiau genijų. Bet aš noriu labai vieną tokį paprastą procesą. Taip nori Pupudėdę pažeminti. Mielasis Pupudėdė, va šitą, ką jūs va šitai va darote, bet kaip jūs galvojate, prieš kiek šimtmečių pedagogai tą aiškino va šitą va dalyką, kad jo nedaryti ir ką jis reiškia. Kaip jūs galvojat? Jau 16 amžiuje pedagogai vokalą aiškino, kad šitai va daryti yra... O kodėl taip negalima? Dalykų esate čia aiškinti. Dirba visai kitaip balsas ir kūnas, tai yra technika, tai yra profesionalumas. Leisit man pasakyti dabar į tai. O jūs mane klausėt? Išklausiau ir atsakau. Pasakykit, prieš kiek? Ašgi ką, žurnalistė, kaip ir šachmatais lošiant, kai žmogus žaidžia. Jis kaip pastumė į priekį, turi jau išvelgti kelias kombinacijas, kas bus po to. Paklausykit. Ne, aš paklausykit. Jūs mandagelkitės, aš noriu. Algimantai, Daina Bilevičiūtė yra garsi dainininkė, vokalo dėstytoja. Mes jums leidom. Tai gerai, tai aš kalbu, išklausykit manęs. Aš už tai viškai tokiu tonu kalbu, kad neleidžiat kalbėti. Kadangi studijoje tokios aistros, kad reikia atvesti, dabar reklama. Jūsų įvaizdyje nėra Lietuvos. Pasižiūrėkit, batai teksasietiški, kelnės ceratinės. Visada labiau jūs Freddie Mercury primenat negu lietuvį. Aš pardavinėjau užsienyje savo talentą. Ir kada išgirsdavo užsieniečiai mano lyrinį tenorą sujungtą su tokiu instrumentu gražiai skambančiu, jie, jeigu viską paėmus, 10 000 eurų sumetė. Giedreli, kada paskutinį kartą mašiną krapštėjai? Kaip tyčia vakar. Katinėlė. Kaip tyčia vakar, bet turiu muilo, skysto muilo ir nusiplaunu visas rankas. Susitvarkykit, pasižiūrėkit į mane. Kaip aš atrodau. Ar ne? Giedriau, baig nesąmonės kalbėt. Pažiūrėkit į mane, dantys balti, panagė švarios, kelnės su kantu. Giedriau, suprantate tamsą, kad esate hamas. Dėl to Dievas gimė tvarkė, norėdamas mums parodyti. Ar čia koja treptelėti? Mes turim daug svečių ir visi nori pasisakyti. Algimantai, prašau tylos. Stanislava, prašau atsisėsti. Gerbiamas Pupudėdė, trumpas toksai klausimas, žiūrėkit, sakot, gydote liūdėsi, o pats esat juodai apsitaisęs. Ir iš viso, jūsų įvaizdyje nėra Lietuvos. Pasižiūrėkit, batai teksasietiški, kelnės ceratinės. Visi tie dzinguliukai, žiūrėkit, net ant krūtų spenelių tie pakibę tokie, kvarbatkos, ar ne? Visada labiau jūs Freddie Mercury primenat negu lietuvį. Gerai, dabar aš pasakysiu. Dabar gerbiamas noriu atsakysiu. Žiūrėkim ne iš žmogaus išorę, bet jo darbus. Štai, aš tai parodysiu faktus. Va, žiūrėkit, kaip lietuvė, dabar palaukit, susidėsiu. Kaip dabar yra lietuviška juostelė? Nu, afrikietiška juostelė. Nu ne, bet čia ne Lietuvos vėliavėlė. Afrikietiška juostelė ant juodai apsitaisysio baikerio. Gerai, visas gyvenimas ir viskas paaukota dėl Lietuvos. Žiūrėkim, Kristus kaip sakė, žiūrėkim ne į jo išorę, bet žiūrėkim į jo darbus. Algimantai, kaip tik apie tas aukas, būkit geri, pakalbėkime apie tai. Sakot, visą gyvenimą paaukojau dėl Lietuvos. Įvardinkim, ką paaukojot, ko netekot? Paaukojau 15 000 litų. Kad jį išleist, pardaviau geroje vietoje esantį butą ir nusipirkau kuklesnį. Už likutį išleidau šitą betakaminį klipą. Čia yra dainuojančio lakūno klipas. Įstojau Kaune į lakūnų pilotų mokyklą, grinai, dėl šitos idėjos, kad Lietuvai sukurti dainuojančio lakūno reiškinį. Ir tą padariau. Ir aš čia pilotuodamas lėktuvą dainuoju. Ir šitas klipas grinai, kad žadint lietuvių tautai, Lietuvos gyventojams tautinius jausmus. O aš kviečiu jūs paploti, nes reikia savo svajonės pildyti. Šaunuolis, nesvarbu, kiek tai bekainuotų. Lietuva Marijos žemė, knygutė. Čia ta pati idėja. Šitą knygutę rašiau, norėdamas skiepyti Lietuvos žmonėm tautinius jausmus. Kita knygutė, dainų pasakų žemė, visų mano kūrinių tikslas yra skiepyti tautinius jausmus. Aš įstojau į Šaulių sąjungą ir buvau karinio ansamblio vadovas. Ir propagavau būtent tą lietuvybę ir važinėjau po Lietuvą propaguodamas. Ar jūs turite šeimą? Mano žmona mirė. Kas liko iš artimųjų, kaip jie reaguoja į jūsų tokią veiklą? Jie manimi didžiuojasi. Didžiuojasi. Sako, ne narkotikus veža po pasaulį, bet ir spalvę. Ir pavyzdžiui, mano sūnus, jisai paprasčiausiai, kai pasako, kad Pupudėdė, visi netiki. Sako, tu čia trini ir lazankės, kaip žargonus reiškia. Atsiai sako, nori savo markę pakelti, sakai, kad tavo tėvas Pupudėdė. Va, jie visi, bet ką aš noriu pasakyti, jie visi nepaprastai didžiuojasi manimi.
Nepaprastai didžiuojasi. Vadinasi, šeimos jūs neaukojat, ar ne? Aš jau pradėjau, galima sakyti, keliauti, kai tapau seneliu, kai visus pastačiau ant bėgių. Algimantai, jūs finansiškai, moraliai taip pat visom prasmėm padėjot, išlaikėt ir išlaikot. Kiek aš galėjau, tai va, pagal savo išgalės. Ir mano sąžinė rami. Jeigu aš patsai, žinot, paprasčiausiai, kad be rėmėjų keliavau, aš apkeliavau 50 pasaulio valstybių, iškeliavęs su 200 eurų. Aš pardavinėjau užsienyje savo talentą. Kaip? Aš sukūriau programą ir projektą, kaip gatvėse linksmintų seniečius. Jūs pasidėjęs skrybėlę? Ne, paprasčiausiai. Kaip parduodat savo talentą? Paklausykit. Aš paprasčiausiai grojau ir dainavau. Ir kada išgirsdavo užsieniečiai mano lyrinį tenorą, sujungtą su tokiu instrumentu gražiai skambančiu, jie, jeigu viską paėmus, 10 000 eurų sumetė. Per 4 metus. Jeigu mes jau prabilom apie keliones, pats metas pažiūrėti reportažą apie tai, kaip keliauja pupų dėdė. Apvažiavęs pusę, aš pasaulio tarsiu. Didysis keliautojas pupų dėdė, garsinantis Lietuvą visame pasaulyje, tapo Vokietijos žvaigžde. Algimantas Jasilionis įtrauktas į garsiausių ir originaliausių keliautojų sąrašą. O kodėl tokia keista poza rytietiška? Nu ką, jinai žino, kad aš su ją keliauju į Indiją. Tai iš karto, kaip sakoma, jau jinai jogos pratimai pas ją, medituoja. Pupų dėdė sužavėjo vokiečių savo neišsemiamomis istorijomis, nuotykiais ir žinoma talentu. Hooray, it's holly day, when rodon fun, everyone, holly day. Būdamas tėvynėje, pupų dėdė dažnai lankosi ir švenčiausioje Lietuvos vietoje Šiluvoje. Čia jis atvyksta padėkoti švenčiausiai mergeliai Marijai, kuris stebuklingais būdais gelbėja pupų dėdės gyvybę. Juk Algimantas tik per plauką nenudardėjo į bedugnę ir vos nežuvo užklupus audrai Sacharos dykumoje. Sugedau dykumoj, čia, va, galit pafilmuoti. Sukalbėjau maldą Šiluvos Dievo motina. Jeigu negaila manęs, jeigu aš nesu vertas jūsų gailesčio, pasigailėkit nors mano šuniukų. Užvažiavo lietuviai ir sutaisė mano mašiną. Pupų dėdė turi savo gerbėjų. Viena jų - kaimynė Marija. Kaip jis iš Lietuvos išvažiavo, tai man tiek gaila, kad aš negaliu pasakoti. Ir meldžiuosi, kad Dievas jį tik laikytų ir laimingai, kad jis sugrįžtų į namus į Lietuvą. Ponia Marija ištikimiausia pupų dėdės gerbėja. Ji įsitikinusi, kad Algimantas Jasilionis turi būti paskelbtas šventuoju, nes vyras atsisakė žemiškų gėrybių ir gyvena pagal Dievo žodį. Čia kaip tik tas ir yra Kristaus sekėjas. Jis paliko namus, paliko turtą, paliko šeimą, paliko viską. Šuniukas pasimė, savo armoškę pasimė ir per dykumas, per pasaulį važiavo su Marija. Pupų dėdės laukia sunkus metas. Jam teks peržiemoti autobusėlį ant ratų su gausia šeimyna - šuniukais, jūrų kiaulyte ir papūgėle. Tačiau pupų dėdės galvoje gimsta naujos originalios idėjos. Garsindamas Lietuvą užsienyje, tėvynėje Algimantas siekia įamžinti savo keturkojų žygdarbius. Čia mano saldainių dėžutės maketo projektas. Matome pirmųjų Lietuvos keturkojų keliautojų paminklo projektą. Apačioje granito akmuo su užrašu pirmieji Lietuvos keturkojai keliautojai, garsindami Lietuvą, keliavę aplink pasaulį. Vėliavykę Lietuvos trispalvė ir viršuje jie iš bronzos. Šalis brangiausia, mūsų Lietuva. O kas kelionės apmoka? Po pasaulį keliauti nepigus Parodė malonumas. informaciją, va šitas televizijos fragmentas. Kai čia bandė kritikuoti, kad va, balsas tenai kažkaip strikinėjo, ne tai pabaigsiu. O kai išgirsdavo mano lyrinį tenorą gatvėse, tai skaičiuoju, per 4 metus užsieniečiai man sumetė 10 000 eurų. Ir ir šitie eurai man finansavo kelionę. O jūs sumokat nuo jų, atsiprašau, taip grubiai pertrauksiu kaip žmogus, kurį išlaiko Lietuvos valstybę. Tai reiktų biški jūsų... Tai gerai, aš tada pasakysiu. Aš padėdavau dėžutę ir paprasčiausiai į tą dėžutę mesdavo. Tai dabar aš jums gerbiamas žurnalė atsakysiu. Tai jūs kelkite tą dabar idėją
kad kiekvienas, taip, tą darantis, kad ir gatvėje kažką, ar programą, ar gatvės muzikantas, turėtų prie dėžutės paprasčiausiai kasos aparatą. Įmeta ir užpajamuoja. Tai jūsų atsakymas yra ne, ar ne? Va, žurnalistas. Mūsų pokalbio... Tai jūsų atsakymas yra ne. Jūs mokesčių Lietuvos įmonės nesumokėjote ne cento. Dėl to ne, kad jums aš apgyniau savo garbę, kurie norėjot pažemint savo klausimą. Šunys loja, o karavanas eina toliau, tiesa? Taip, šunys loja, karavanas eina. O viso šio mūsų pokalbio labai kantriai, labai tyliai, labai įdėmiai klausosi dar vienas žmogus, kuris taip pat besąlygiškai myli Lietuvą. Ponas Romas Kaulinis. Labas vakaras. Labas vakaras. Romai, iš viso to, ką jūs girdėjot, koks jūsų vertinimas? Jeigu Giedrius Drukteinis laiko save inteligentų, tada aš prie tų inteligentų, prie kurių priskiria save jisai, nepriskiriu. Kodėl? O todėl, kad jisai prisikabino prie žmogaus panagių. Jeigu žmogus objektyviai dirba purviną darbą, Giedrelį, kada paskutinį kartą mašiną krapštėjai? Kaip tyčia vakar. Katinėlė. Kaip tyčia vakar, bet turiu muilo, skysto muilo ir nusiplaunu visas rankas. Tai tau pasisekė. Mašinoje kalpokus, beje. Giedrelė. Irgi buvo panagas nešvarės, visi prašau. Mielas Giedrelė. Būkit gera, dabar atsisėskit. Pone, dabar vyksta civilizacijų dialogas, suprantat? Jūs paklausykit ir dėkitės į galvą. Iš tikrųjų, čia protingi žmonės šneka. Jūs čia, žinokit, turit unikalią galimybę atverti akis savo, galų galę pamatyti, kaip pasaulis funkcionuoja, kaip gyvena žmonės iš kitų planetų. Mes. Taip, mes. Iš tų planetų, kur yra švaru, kur niekas smėlio nevalgo, kur žmonės vaikšto švariom panagėm, kur žmonės skaniai kvepia, kur žmonės net vėžių nesarga. Nusispjauk per kairį petį. Oi, ne Dainos. O kodėl Dievas gimė tvartę? Stanislava, labai prašau. Dėl to Dievas gimė tvartę, norėdamas mums Ar man čia koją treptelėti? Mes turim daug svečių ir visi nori pasisakyti. Algimantai, prašau tylos. Stanislava, prašau atsisėsti. Prašau atsisėsti. Mes norim... Mėšlo nebijotum. Dievas gimė tvartę, bet dviejai kūtėjai, kad norėdamas parodyti, kad nebijotume mėšlo. Na, negi mums dabar išvesti iš studijos tų pašnekovus. Būkit mėly, na. Na, būkit gerbiami. Prašau, tylos. Duokit man pasakyti. Ta, stiklainio neįpusėjo, to jau išvarysim. Nu, būkit gera. Tylos. Taigi, Romai, klausom jūsų toliau. Jeigu Giedrius prisistatė save inteligentijos atstovų, atstovaujantis visą Lietuvos inteligentiją, tai aš šitai inteligentijai savęs nepriskiriu. Nes aš neleisčiau savo viešame eteryje studijoje tyčytis iš žmogaus panagių. Ir jeigu Giedrius savo tai leidžia, aš atsiprašau, aš atsiriboju nuo tokių inteligentų. Jūs dabar patylėkit, jūs valgykit žemės, dabar aš pašnekėsiu, būkit gerutė. Romai, kaip jūs suprantate gerus darbus vardan tėvynės, kurią myli? Aš suprantu darbus tik tais tuos, kuriuos laikau prasmingais. Ir mano galva, tai, ką šitie žmonės daro, ir pupų dėdė, ir žmogus, kuris nori pastatyti blaivybės tvirtovę, tyčiotis iš žmogaus ir sakyti, kad jisai pastatys, ar jūs nesuprantate, kad jis kalba apie dvasinį faktorių. Blaivybė tai yra žmogaus gyvenimo norma viso labo. Mes gimstam blaivi ir gerai būtų, kad tokie ir mirtume. Kiekvienas žmogus, kaip supranta, nori prisidėti vardan tos Lietuvos, kad jinai pakiltų ir mes gyventum kaip normalų žmonės. Bet mes kaip normalų žmonės dėja šiuo metu negalim gyventi, nes teisė įtakoti valstybės gyvenimą iš mūsų šiai dienai yra atimta. Todėl yra referendumo iniciatyvinė grupė, kuri nori pakelti Lietuvą ir sugrąžinti Lietuvą lietuvių tautai. Kaip vykdo tautos valią mūsų atstovai, mes visi matom. Vieni žmonės turi valgyti smėlį, ne tik dėl sveikatos, bet ir iš bado. Kiti žmonės bėga iš Lietuvos, nes čia pragyventi nelabai įmanoma. Kaip sugeba, taip garsina. Ir kritikuoti nepastatyto žmogaus vokalų yra visiškai absurdiška. Nes yra tokia savoka, pas rusus anksčiau buvo skamarokliai, vadinosi, nežinau kaip lietuviškai, tokie vaikštantis juokdariai.
kurie sunkiais viduramžiškais laikais, kada buvo ir religija taip užspaudus negerai visus, jie ateidavo ir tokį vilties spindulėlį įneždavo, tai aš į pupų dėdę taip ir žiūriu. Jisai ateina ir pajuokina, paprasčiausiai žmogus užmiršta, kad jam sunku kuriam laikui. Žinokite žmonės, kad yra Vyriausioji rinkiminė komisija užregistruota iniciatyva skelbti referendumą, kuriame prašoma sumažinti referendumą inicijuoti reikalingą parašų skaičių nuo 300 000, kas yra praktiškai neįmanoma, lygi 100 000. Antras reikalavimas - į Konstituciją įrašyti straipsnį, kad referendumų priimti įstatymai gali būti keičiami tik tai referendumu, ne kažkokio Seimo valia. Pradžiai paklauskite tautos, suverenitetas priklauso tautai. Ir trečias dalykas - metas sugrąžinti į Konstituciją išbrauktą sakinį, kuris skelbė, kad Lietuvos žemė, miškai ir vandenys nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos valstybei ir jos piliečiams. Tai kur čia tas garsinimas, atsiprašau? Palaukit. Atsakau Giedriui, kur čia tas garsinimas. Pradžiai įsauginkim valstybę, po to turėsim ką garsinti. Ponas Romas sako, jog greitai nebus ko garsinti, nes Lietuva ant išnykimo ribos. Aš tai vadinu puota maro metu. Tiesiog va taip. Jeigu bus viskas taip, kaip eina, tiesiog mes toj prarasim tėvynę. Ponas Romai, jūs čia paminėjot porą savokų, leiskit, aš dar jums pridėsiu kaip inteligentijos atstovas dar vieną savoką, kuri vadinasi tolerancija. Vat aš jos nekenčiu. Jūs turite puikiausią galimybę va čia būti pakviesti į studiją, kalbėti apie dalykus, kurie, na, iš esmės, na, kad ir kaip be pasižiūrės yra, na, tik tai baikos jogdarių, ar ne, jeigu taip kalbant jūsų leksikonu, gerbėmiai ponai, na. Jūs esat toleruojami iš principo, štai jums ir visa laisvės esmė, štai jums demokratijos grožis. Galit šokti, dainuoti, statyti rūmus, nuo stogo pradėti, valgyti ten akmenis, nendrės. Koks skirtumas kažką, ar ne? Taigi jūs turite galimybę egzistuoti, taigi ir už ją dėkokite iš principo, dėkokite. Bet neužmirškite, palikite tokias šventas frazes kaip Lietuvos garbinimas, aukų sudėjimas, palikite tiems, kurie tą daro iš tikrųjų. Ir daro tą efektyviai, sistemingai, protingai, nes išsilavinimą matai turime mes, ar ne visi? Taip, palikit šitos darbus mums. Negėdykit Lietuvos, kaip sakoma. Gerai, visokiom tokiom aprangom ekstremaliom, juodom panagėm, retais dantim. Ar ne, susitvarkykit, pasižiūrėkit į mane. Kaip aš atrodau? Ar ne? Giedriau, baig nesąmonės kalbėt. Dantys balti, panagė švarios, kelnės su kantu. Giedriau, suprantate tamsą, kad esate chamas. Vakar mūsų takoskyra. Ką su savimi kelionę pasiimtų pupų dėdė Algimantas? Po reklamos. Na tai ta prasme, aš buvau nelaimingai įsimylėjęs. Vėlėsis pliūpsniai šnabždesių, dainuosiu aš po fėjos langų, į serenadą meilės paslapčių. Ar kažką iš šio vakaro svečių imtumėt su savimi kelionę? Labą dieną, va. Mes turime dar vieną svečią, kuris tikrai labai kantriai sėdėjo, bet vienos progos pašokti nepraleido. Tai Žemaitijos akmenėliu, jeigu teisingai žinau, vadinamas ponas Virginijus. Labas vakaras. Labas vakaras. Virginijau, tai ar turite gerbėjų? Na, nemeluosiu, tikrai, ypač jaunimo tarpe, įvairiuose, kaip pavasaro šventėse, merginų, vis tiek aš esu dar viengungis, nors, kaip sako, jau tie metų. O kodėl iki šiol viengungis? Taigi turite jau šiek tiek metų. Na, tai ta prasme, aš buvau nelaimingai įsimylėjęs ir kaip žemaitis, kaip žinote, šiaip aš dabar lietuvių kalba, bendrinė tą literatūrinį stengiuosi kalbėti, šiaip esu žemaičių tautos vaikas, kaip saka... O tai ką, jeigu žemaitis vieną kartą įsimylį, daugiau viskas? Jeigu ons įsimyl, jeigu trupnė, ta trupnė myl gilė, iširdinga, ant gal ton mergėk apdainiuoti, kaip princesį iškelti, tos poemas, jie ans ir, ta prasme, jeigu ans į primė,
meną, prie poezijos, vienu žodžiu. Ta prasme, ir jeigu jūs nieko prieš, gerbiamus studijos svečiai ir žiūrovai nieko prieš, norėčiau biškį savo tų poezijos kropelių paskaityti. Mes labai norim, tik Virginijau atsakykit, ar jūs po tos mergikės, kurią taip karštai mylėjot, karštai, žemaitiškai, truopnė, nieko po to ir neturėjot? Na, trumpalaikiu tai buvo, bet tai dabar truputį, kaip mano buvo klaida, nereikia, kad ir visą savo jausmų arsenalą atskleisti, taip reikia irgi truputį gal ir to godrumo. Aš kaip atlapa širdis, gal jos išpopinau, o dabar gal kuri bus, nežinau, už tai ateityje. Jeigu ji bus, o jeigu nebus, aš džiaugsiuos, kad man Dievas leido šitoj žemės kampelį, briliantijai planetui gyventi. Vieninteliai visoje visatoje. Mes turime tokį perlą, brangakmenį, žemės planetą. Ir čia Lietuvoje. Čia tiek įstabių dalykų yra. Čia galima mes daug padaryti. Galima ir mene, ir versle, ir bet kur galima. Tik tais mes mokame dejuoti, aimanuoti. Mes prisiminkim mūsų tėvų po karo, kai jie Sibirė, kai lupenas valgė, kaip sako, ta ponė irgi vos nesmėlė, bet jie išgyveno Sibirė, o mes turime džiaugtis. Mes džiaugimės, kad gyvename. O dabar jūsų kūryba, prašau. Gal pradėsiu nuo šitokio eilėraštuko apie meilę. Prieš baltą vėją, jeigu kokia lyriška muzika, gali ir būti paleista, nesvarbu. Plasnojau liūdėdamas, bet neverkiau. Nors kartais būdavo be galo ir graudu, prieš baltą vėją irsios kaip vienuolis, vaivorykštėm pražilusiu taku. Naktyje skaičios rasos prausias, o aš šaukiu, princesę, tave myliu. Kodėl gyvos gražuolės akys pravirksta gėlų nektaru? Gana kentėti vienišam pabodo, gana vienatvės meilė atplauks į tavo švelnią širdį. Jaunas žemaičių princas plaukia, nušluostyt ašaras mergaitės sirpstančios. Mus gundys naktis iš gitarų, vėlėsis pliūpsniai iš šnabždesių. Dainuosiu aš po fėjos langų, jei serenada meilės paslapčių. Čia pradžiai... Ačiū Jums. Pradžiai čia, ta prasme, čia trubadūriškas, meilės, poezijos, eilėraštukas ir, na... Tai tos šiuolaikinės, racionalios, skeptiškos, tik pinigų norinčios barakudos nesupranta jūsų romantizmo. Nu, jo supranta dažnai, bet pirmas dalykas, kad jei kur šventėsi, tai jos mėgsta, kai jas pašokdinčiau ir man tai irgi malonu, kaip supratote. Ir jeigu jos kviečia mane šokti, dažnai išeinu ten. Ir ar gaila, juk tos kojos nesudilsta. Bet daugiau savo ir neleidžiat, tik pašokti. Na, ta prasme... Ką reiškia, na, taip ar ne? Tai, ta ar prasme... palydyti šokiu? Na, tas lydėjimas irgi turi savo niuansų. Tai, o ką žinosi, kas ten gali nutikti, jei mane užspės į kampą. O kaip čia dabar yra? Vyrą užspėsim. Vyras turi kampą jau užspės. Tai buvo, kad prirėmė, užspendė į tą kampą. Aš pabėgau, aš buvęs bėgikas. O dabar žodis pupų dėdei. Ar kažką iš šio vakaro svečių imtumėt su savimi kelionę? Labą dieną, va. Va šitą aš moku pirmiausia. Aš jį labiausiai, žinokit, visoje auditorijoje, aš jam pajutau didžiausią pagarbą. Jeigu jis keltų save Lietuvos prezidento, va, tas žmogaus, aš jį pirmiausiai palaikyčiau. Ir aš noriu padėkoti. Kol mūsų svečiai štai čia toliau diskutuoja ir netgi tarėsi, kas su kuo vyks į kelionę, leiskite baigti laidą. Yra kaip yra. Yra žmonių, kurie štai tiesiog nori išblaivinti Lietuvą. Ir iš tikrųjų
labai būtų gerai. Labai garbingas darbas. Gal tik reiktų pasirinkti protingą profesinę veiklą tam, kad tai įvyktų. Yra žmonių, kurie tiesiog žavi savo talentų ir kaip išmano, taip ir gano. Keliauja po pasaulį, kurdami ir skelbdami Lietuvos vardą. Jums linkiu, kad netektų valgyti tik smėlį. Būkit sveika. Ačiū Jums už protingas, gražias mintis. Ačiū gydytojai profesionaliai už komentarus. Ačiū mūsų vakaro ekspertams. Yra, kaip yra. Esam visokie. Yeah!